Orams automobilių stovėjimo aikštelėse galima pamatyti ne vieną žiedus piešiančią mašiną. Tokios žiemos pramogos ir jų teikiamas adrenalinas aštrių pojūčių mėgėjams gali kainuoti vairuotojo pažymėjimą. Ritos Gečiūnaitės pasakojimas. Japonijoje toks pasivažinėjimas driftingas nuo 80-mečio laikomas sportu. Lietuvoje į automobiliais ledu čiuožinėjančius vairuotojus dar žiūrima kaip į paprasčiausius chuliganus. Patys aštrių pojūčių mėgėjai sako, kad tai ne tik adrenalinas. Norint gerai manevruoti automobilį slidžiais keliais, kažkur treniruotis reikia. Tik tam pritaikytų aikštelių nėra. Lietuvoje tikrai nėra sąlygų, nėra tam skirtų būtent aikštelių, kokių trasų. Ir priversti nelegaliai treniruotis kažkur tai atokiau, kaip sakiau, kažkokiose aikštelėse. Žodžiu, jis yra slepiamas tas dalykas, kurie treniruojasi. Pašnekovo teigimu, įvairiose sostinės aikštelėse pačiuožinėti atvažiuoja ir vos pradėję vairuoti. Policijos pareigūnai pripažįsta, kad to, ką vairuotojai išmoksta darydami slydimo manevrus aikštelėse, nemoko jokia vairavimo mokykla. Tačiau įstatymai yra įstatymai, tai nelegalu, todėl baudžiama. Jeigu aikštelė yra kitų automobilių važiuojančių žmonių pešių, ir sakysime, jeigu automobilis važiuodamas kelia grėsmę kitiems eismo dalyviams, tai yra pavojingas vairavimas ir tai yra draudžiama įstatymu. Ar teko jau bausti tokius drąsuolius? Taip, teko bausti ne vieną kartą, tačiau tai nėra masiškas reiškinys. Savotiškas paradoksas. Nuo 2005-ųjų jau ne kartą buvo suorganizuotos driftingo varžybos Kaune ir Šiauliuose. Jos nėra laikomos nelegaliomis. Tik patekus į policijos akiratį, besitreniruojant valdyti automobilį kurioje nors aikštelių, gresia nuo 400 iki 800 litų bauda arba vairuotojo pažymėjimo konfiskavimas. 5 kanalo žinioms Rita Gečiūnaitė, Tadas Leonovas ir Česlovas Šukaitis.